Sveiki, šiandien pokalbiui pasikvietėm gydytoją hematologę Austiją Dapkevičiūtę-Purlienę. Kalbėsime toliau, tema nepakeičiamos esminės mitybos medžiagos ir atidarome temą šnekėdami apie vieną iš mineralų – geležį. Labą dieną. Tai pradedu tiesiai prie klausimų. Turbūt visiems įdomu, iš kur atsiranda kūne geležis pas mus. Taip, tai organizme geležis atsiranda iš maisto. Vyrams reikėtų gauti per dieną maždaug 14 mg geležies, o moteriams 9 mg geležies. Gerokai mažiau jos yra iš tiesų rezorbuojama, kadangi patenka į organizmą tik 1-2 mg geležies, turiuomenį jau į kraują. Dar vienas toks įdomus elementas, kurį norėčiau paminėti, tai jog organizmas moka labai geležį ir išsaugoti. Tai yra, organizme pastoviai yra seni eritrocitai, tačiau didžioji dalis geležies iš jų yra išsaugoma ir panaudojama naujų eritrocitų gamybai. Tai gauname iš maisto, bet kartu ir tą turimą geležį vis saugome ir perdirbame kitoms reikmėms. Tai toks kaip perdirbimo mechanizmas kūne įdėtas. Taip, tvarus. tikrai taip. Kad tiesiog pakaktų tos geležies iš maisto ir tai pavyktų šiek tiek sumažinti tą reikalingą geležies kiekį, gauti su maistu. Okay. Na, aišku, dabar supratom, kaip jinai pateko ir kad tai gan toks taupus ir efektyvus būdas jau ją gavus panaudoti, neprarandant. Na ir ką jį toliau, ką jį veikia kūne? Tai geležis organizme turi labai daug funkcijų. Paprastai žmonės žino apie tai, kad geležis yra eritrocituose, jinai yra hemoglobine ir ten jinai padeda hemoglobinui pernešti deguonį. Tai labai svarbi geležies funkcija ir pagrindinė, sakyčiau, tačiau yra dar daug įvairių taip pat svarbių funkcijų, kam reikia tos geležies. Antra tokia didžiausia vieta, kur kūne yra daug geležies, tai yra raumenyse, kadangi geležies reikia baltymui mioglobinui. Tai geležis taip pat labai svarbi normaliai raumenų veiklai. Taip pat labai svarbu, kad geležies reikia normaliai smegenų veiklai. Geležis yra naudojama įvairių neurotransmiterių gamybai, tai pavyzdžiui, dopamino, serotonino. Ir pavyzdžiui, jeigu geležies trūksta, tai gali būti susiję simptomai tam tikri net ir su smegenų veikla. Pavyzdžiui, gali būti net depresija susijusi su geležies stoka. Man, tarkim, visai neseniai sužinojau, labai buvo įdomu tai, jog net pogimdyminė depresija, kai moteris yra neseniai po gimdymo, gali būti susijusi su geležies stoka, kadangi šios moteris taip pat gali turėti geležies stoką, ypač po gimdymo, kai yra daug netekta kraujo. Tai šitoj vietoj tikrai dėl viso pikto bent jau ištirti, pasižiūrėti, ar tos stokos nėra, manau, kad reikėtų. Yra ir kitų dar papildomų funkcijų, pavyzdžiui, dėl tos pačios sutrikusios dopamino, vieno iš neurotransmiterių gamybos, gali pasireikšti toks neramių kojų sindromas. Tai yra toks gana įdomus sindromas, kai naktį, vidury nakties žmogus pabunda ir jaučia kažkokius nemalonius pojūčius kojose, norisi tas kojas judinti, atsisėsti kažkaip, žodžiu, tikrai gana nemalonu. Taip pat geležies reikia ir normaliai skydliaukės veiklai, jos hormonams normaliai funkcionuoti. Žodžiu, bet tos pagrindinės funkcijos, kai geležis perneša deguonį, yra labai daug kitų. Dar ko nepaminėjau, gražūs plaukai, gražūs nagai. Taip pat moteriams ypač labai svarbu, taip pat reikia geležies. Tai tikrai tų funkcijų yra daug. Čia toks jau didelis išplėtimas nuo įprastos, kad tai sąsaja hemoglobinas, deguonis, o čia pasirodo labai daugam kūne jos reikia, kad sklandų būtų. Gerai. Tai kaip mes vis tik jos netenkam, nes tvaru tai tvaru, bet turbūt kažkiek netenkam. Kur jinai dingsta? Taip, mes jos truputėlį netenkam, kaip ir minėjau, nemaža dalis jos yra perdirbama, bet šiek tiek yra išskiriama su kai kuriais kūno skysčiais, pavyzdžiui, prakaitui, taip pat šiek tiek pasišalina su žarnyno gleivinės ląstelėmis, kurios tiesiog po truputėlį keičiasi ir su jomis šiek tiek pasišalina ta geležis. Taip pat šiek tiek pastoviai pasišalina su senomis odos ląstelėmis, kurios irgi, tiesiog nukeliauja. Tai po truputėlį jos vis yra netenkama, tačiau labai įdomu tai, kad tas netekimas, jisai yra gerokai mažiau pačio organizmo reguliuojamas negu patekimas. Tai realiai tai, kiek mes organizme turim geležies, gerokai labiau
priklauso nuo to, kaip gerai tas organizmas, pavyzdžiui, rezorbuoja tą geležį, kurią gaunam su maistu. Ir šitoje vietoje jau yra labai daug rimtų fiziologinių mechanizmų, kurie, tai reguliuoja. Pagrindinis toks pats svarbiausias baltymas, kurį norėčiau paminėti, tai yra hepcidinas. Jisai yra atsakingas už tai, kiek stipriai yra išreikštas toks feroportinas ant ląstelių, toks kitas baltymas, per kurį ta geležis gali išeiti iš ląstelės. Tai yra vienintelis baltymas, taip, kurio pagalba ta geležis gali išeiti iš ląstelės. Tai jeigu mes turim labai labai daug hepcidino, tai turėsim mažai feroportino ir ta geležis bus uždaryta ląstelėse. Čia viduje bus, o judėjimą reguliuos šitie du. Taip. Hepcidinas ir feroportinas. Taip. Tai vat, ir tokiu atveju, kai hepcidinas yra labai aukštas, o feroportino yra ant ląstelių mažai, tai ta geležis yra ląstelėse ir, pavyzdžiui, ir iš maisto mažai jos tada pasisavinama, nes geležis pakliūva į enterocitą, į žarnyno ląstelę, bet toliau nebepakliūva. Ir būna savo ten. Taip, tai tiesiog būna, o jeigu hepcidino apskritai atvirkščiai yra mažiau, tai feroportino, to baltymo, kuris padeda geležį pašalinti, išeksportuoti iš ląstelės, yra daugiau ir tuomet geležis geriau yra pasisavinama iš maisto. Tai čia toks labai svarbus mechanizmas reguliuojantis geležies apykaitą, o kitas taip pat labai svarbus mechanizmas, tai yra toks hormonas eritropoetinas. Jisai inkstuose pradeda gamintis jo daugiau tuomet, kai inkstai pajaučia, kad kraujas yra mažiau įsotintas deguonimi. Ir ką daro tas eritropoetinas, jisai paskatina aktyvesnę raudonųjų kraujo kūnelių gamybą kaulų čiulpuose. Tai toks irgi labai svarbus mechanizmas ir kai suaktyvėja ta raudonųjų kraujo kūnelių gamyba kaulų čiulpuose, taip pat yra išskiriama papildomai tokia medžiaga eritroferonas, kuris, ką padaro, tai sumažina to hepcidino gamybą, sumažėja hepcidino, daugiau patenka geležies iš maisto į kūną, kadangi, kaip minėjau, didelis hepcidino kiekis mažina geležies rezorpciją iš maisto. Tai žodžiu, tokie mechanizmai sudėtingi, fiziologiniai ir svarbus labai, būtent gavimo tos geležies. Bet labai aišku, kad tada reguliuoja tą patekimą vieni ir paleidimą reguliuoja kiti. Ir sistema labai tokia sudėtinga iš tikrųjų, nėra taip paprasta, kaip mes pripratę. Pamatavom kraujo, hemoglobiną ir atseit viską supratom. Taip, tikrai sudėtinga ir gana įdomu iš tiesų. Kad įdomu, tai taip, dėl to mes ir šnekam. O dėl ko kartais gali pritrūkti? Mechanizmai dabar įvardinti, ne? Ir kas vis tik dažniausia, dėl ko gali pritrūkti, kas sutriks? Atskirų tokių priežasčių tai yra labai labai daug, sakyčiau, kad galima nesakyti begalė, tačiau yra keletas tokių pagrindinių grupių, tai gal aš apie tas pagrindinės grupės ir norėčiau taip truputėlį sugrupuoti. Tai viena didelė grupė - padidintas geležies netekimas, paprastai tai reiškia kažkokį tai kraujavimą. Kalbant apie moteris, tai žinoma, dažniausiai yra menstruacinis kraujavimas gausus ir tikrai yra labai daug moterų, kurios skundžiasi gausiu menstruaciniu kraujavimu ir pastovia vis atsinaujinančia, vis varginančia geležies stoka. Aišku, gali būti ir kitoks kažkoks kraujavimas. Antroji vietoje dažniausiai pasitaiko kažkokio tipo kraujavimas iš virškinamojo trakto, pavyzdžiui, iš skrandžio, gastritai, opos, pavyzdžiui, iš storiojo žarnyno. Čia gali būti tokios gerybinės ligos, kaip, pavyzdžiui, hemorojus ar kažkokie polipai. Aišku, tokia piktesnė liga, labiau vyresniam amžiui būdinga, tai storosios žarnos vėžys. Tai tokia viena labai didelė svarbi grupė kraujavimas. Kita grupė, sakyčiau, yra tiesiog padidėjęs geležies poreikis. Nes tikrai yra gyvenimo etapų, kai tas geležies poreikis išauga. Gal toks pagrindinis etapas galėtų būti nėštumas. Tikrai nėščioms moteriams reikia daugiau geležies, kad užtikrinti tiek savo organizmo poreikį, tiek augančio vaisiaus organizmo geležies poreikį. Kitas toks svarbus etapas, kai yra didesnis geležies poreikis, tai yra visi augimo šuoliai. Pavyzdžiui, kai vaikai, paaugliai stipriai auga, tai jiems tuomet reikia ir daugiau tos geležies. Kita grupė, apie kurią norėčiau užsiminti, tai sumažėjusi geležies rezorpcija iš maisto. Ir tas dažnai gali nutikti prie kai kurių žarnyno ligų, pavyzdžiui, Krono liga, opinis kolitas, taip pat įvairios atliktos operacijos,
dėl kurių pašalinta, pavyzdžiui, dalis žarnos ar panašiai, tikrai gali tiesiog sumažinti tą rezorbciją įprastinę iš maisto. Dar viena priežastis, kurią norėčiau paminėti, tai yra įvairios lėtinės uždegiminės ligos. Nes kai organizme yra kažkoks tai lėtinis uždegimas, didėja mano minėto hepcidino gamyba. Ir tuomet ta geležis yra uždaroma ląstelėse ir toks tarsi paradoksas gaunasi. Geležies tarsi turim, ląstelėse, pavyzdžiui, kepenyse yra feritinas, geležies atsargų markeris aukštas, bet organizmui geležies trūksta. Tai yra dėl to, kad ta geležis uždaryta, jinai nepatenka į kaulų čiulpus ir jos visgi trūksta. Tai vat prie tokių lėtinių uždegiminių ligų kartais verta papildomai įsivertinti ir kitus rodiklius. Galėčiau paminėti transferino saturaciją, kaip tikrai gana neblogą rodiklį tokiais atvejais, kad tiksliau pasižiūrėti, ar tos geležies kaulų čiulpam užtenka. Taip. Iš ko yra gaminti? Taip, dar iš kitų priežasčių, kodėl gali trūkti tos geležies, tai kartais žmonės geria vaistus ir nežino, kad kai kurie vaistai mažina geležies patekimą. Tai pavyzdžiui, tai galėtų būti omeprazolis. Ir čia tokia yra, vėlgi toks paradoksas tarsi gaunasi, nes omeprazolį geria tie žmonės, kurie serga skrandžio ligomis, gastritai, opos ir panašiai, o prie šių skrandžio ligų dažnai kaip tik yra geležies stoka. Tai tokiu atveju tikrai reikėtų ypatingai žiūrėti, kad jeigu reikia gerti, pavyzdžiui, ir geležies papildus, ir omeprazolį, kad atskirti. Arba šiaip, jeigu tokie žmonės vartoja maistą turinti daug geležies, tai irgi kažkaip tą omeprazolį nutolinti nuo to maisto vartojimo, kur yra nemažai geležies. Tai tokios galbūt kelios pagrindinės grupės, yra jų ir daugiau, bet manau, kad čia svarbiausias. Na taip, čia jau turbūt dažnam gyvenime pasitaiko bent su viena iš jų susidurti. Tai reiškia arba moteriam fiziologiškai, arba kažkokie operacijų dalykai, ir aišku, senėjant populiacijai uždegimai turbūt irgi dažni. Taip, tikrai taip. Ir tas apsiribojimas matavimo, atliekant bendrą kraujo tyrimą ir pažiūrint feritiną, kaip supratau, nėra pakankamas įvertinti tikrai situacijai, jeigu yra uždegiminis fonas. Taip, būtent labai gerai pasakėt, kad jeigu turim sveiką jauną asmenį, jauną merginą, kuri sako, jokių ligų neturiu, vaistų negeriu, bet menstruacijos labai gausios, tai tokiu atveju tikrai užteks bendro kraujo tyrimo ir feritino. Bet jeigu kalbam apie žmonės su gretutiniam ligom, vyresnius žmonės, kurie jau vis tiek greičiausiai kažką turi, ar hipertenziją, ar cukrinį diabetą, ar širdies nepakankamumas, ar kažkas dar, tai tikrai kartais papildomai reikia tos transferino saturacijos. Aišku, gerai. Mes, aišku, pažiūrėjom vieną polių, kam gali pritrūkti ir tos situacijos, kaip susikuria tas nepakankamumas, o dabar gal pažiūrim kitą polių. Kaip ten nutinka, kad kartais būna per daug, dėl ko? Tai yra keletas būklių, dėl ko iš tiesų geležies gali organizme būti per daug. Tai tokia viena liga, kurią norėčiau paminėti, tai yra hemochromatozė. Jinai gali būti įgimta, kai yra tam tikri genetiniai pakitimai, kurie lemia, kad tos geležies yra per daug kaupiama. Ši liga, jinai gali pasireikšti įvairiai ir, pavyzdžiui, gali pasireikšti cukriniu diabetu, kadangi suardomos kasos ląstelės dėl tos perteklinės geležies, gali pasireikšti kepenų funkcijos sutrikimu, širdies funkcijos sutrikimu, tai žodžiu, įvairiai gali pasireikšti ši liga ir tokiu atveju, jei ne visai mums aišku, galbūt vertėtų ištirti tą geležies kiekį. Geležies gali kūne būti per daug ir dėl įgytų tam tikrų priežasčių. Tai iš tokių dažniausiai, galbūt ką norėčiau paminėti, tiem žmonėm, kuriem taikyta daug kraujo transfuzijų, tikrai labiau tikėtinas geležies perteklius negu trūkumas. O kitas dalykas, ką norėčiau paminėti, tai kartais yra tam tikrų būklių, dėl kurių organizme suaktyvėja kraujo ląstelių eritrocitų irimas, tai yra procesas vadinamas hemolizė. Iš tokių būklių galėčiau paminėti kai kurias įgimtas ligas, pavyzdžiui, talasemija, siklemija, sferocitozė ir panašiai, dėl kurių yra pakitusi eritrocitų morfologija ir dėl to yra aktyvesnė ta hemolizė, aktyviau yra eritrocitai. Ir tokiu atveju taip pat, kaip ir minėjau, organizmas linkęs perdirbti tą geležį iš tų yrančių eritrocitų, bet kai jų yra labai labai daug, yra aktyvi ta hemolizė, tai jau kartais organizmas ir nebesugeba visos jos perdirbti ir per daug pradeda kaupti. Tai galbūt tokios kelios pagrindinės priežastys, kada galima pagalvoti apie geležies perteklių. Dėkui.
Dabar, žinant šitą procesą, klausimas, kam tada, kuriai žmonių grupėje aktualiau įvertinti atidžiau, koks mano geležies kiekis, kurioje grupėje reikėtų atidžiau tirtis ar dažniau? Taip. Tai iš tiesų grupių yra plačių ir įvairių, kadangi problema tikrai paplitusi visose amžiaus grupėse. Kalbant apie žmonės iki 18 metų, kaip ir minėjau, augimo šuoliai. Kalbant apie jaunas moteris, tai moteris, kurios skundžiasi gausiomis menstruacijomis, taip pat nėščios moteris, taip pat, kas labai svarbu ir ką norėčiau paminėti, tai yra moteris, kurios jau yra po gimdymo, bet, tarkime, planuoja kitą vaikutį sekantį. Ir tuomet dažnai po buvusio gimdymo, po buvusio nėštumo yra išlikusi geležies stoka, o naujam nėštumui iš karto reikia padidintos tos geležies. Tai va čia reikėtų įsivertinti, kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės, ar apskritai bendrą populiaciją, tai taip pat žmonės turintys daug gretutinių ligų, mano minėtos virškinamojo trakto ligos, įvairios atliktos operacijos. Pavyzdžiui, žmonėms su širdies nepakankamumu, jeigu yra gydoma geležies stoka, netgi prailgėja išgyvenamumas, tai irgi reikėtų papildomai įsivertinti. Lėtinės inkstų ligos, kadangi prie lėtinių inkstų ligų labai svarbus tas eritropoetino, mano minėto mechanizmo truputėlį pažeidimas, kadangi jis inkstuose gaminamas. Kalbant apie vyresnius žmonės, tai vėlgi, sergantis lėtinėmis ligomis, vyresniems žmonėms, aišku, ir dėl dar neaptiktos onkologijos, mano minėto storojo žarnos vėžio, gali būti geležies stoka. Tai tokių įvairių grupių yra daug ir tikrai visose amžiaus tarpsniuose. Dar irgi nepaminėjau, bet žmonės, kurie neaišku, kodėl jaučiasi pavargę, kuriem neaišku, kodėl slenka plaukai, nagai silpni, galbūt net ir buvo pas dermatologus, nieko nerado. Tai žodžiu, tiek įvairios specifinės grupės, tiek ir esant neaiškiems simptomams, kadangi geležies stoka labai įvairiai gali pasireikšti. Na ir dabar, jeigu žmogus sugalvojo, kad jis nori sužinoti savo geležies apykaitą, pakankamumą, nepakankamumą, dabar dalis žmonių labai proaktyviai tyriasi, apsilanko laboratorijose, kartais jau ateina pasidarę nemažai tyrimų. Nuo ko jiem pradėti, ką jiem reikėtų pasižiūrėti? Taip, tai pati pradžia, sakyčiau, yra bendras kraujo tyrimas ir feritinas. Dabar iš bendro kraujo tyrimo visi žiūri hemoglobiną, bet iš tiesų, hemoglobinas gana aiškus. Sumažėjęs tai yra anemija. Bet jeigu sumažėjęs, tai ta anemija gali būti dėl įvairių priežasčių. Tai kalbant apie geležies stoką, dar keli rodikliai iš paprasto bendro kraujo tyrimo gali, užvesti ant kelio, jog tai geležies stoka. Tai pavyzdžiui, tokie sumažėję rodikliai kaip MCV, MCH, kurie rodo eritrocitų tūrį ir hemoglobino kiekį eritrocite, būtent jų sumažėjimas yra būdingas geležies stokai. Iš tokio, kiek mažiau žinoma dar rodiklio, tai toks RDW būda rodiklis, kuris rodo, ar kraujo ląstelės yra vienodo dydžio. Taip. Ir būtent geležies stokos pradžioj dalis kraujo ląstelių yra dar normalaus dydžio, o dalis jau yra tokios mažesnės. Ir būtent geležies stokos pradžioj šis rodiklis yra linkęs didėti. Taip pat iš tokių paprastesnių tyrimų, tai yra toks tyrimas leukograma, kai jau laboratorinės medicinos gydytojas pažiūri į kraują ir esant geležies stokai tikrai matys, kad tie eritrocitai yra labai tokie pakitę ir skirtingi. Ir kartais žmonės net būna išsigąsta to rezultato, nes atrodo labai baisiai, galbūt net galvoja apie kažkokias piktesnės būklės, kraujo vėžį ir panašiai. O ten būna tokie žodžiai kaip polichromatofilia, taikinio formos eritrocitai ir panašiai, akantocitozė, gana baisiai skambantis žodžiai, kurie visi reiškia tam tikrus eritrocitų, formos pokyčius, kurie būtent būdingi geležies stokai. Tai čia iš bendro kraujo tyrimo ir leukogramos, ką mes galim sužinoti. Kalbant apie feritiną, tai jau truputėlį minėjau, kad jis gana gerai atspindi, ar yra geležies stoka ar ne, tuomet, kai nėra lėtinių ligų. Tik šitoj vietoje norėčiau paminėti, kad jį reikia mokėti truputėlį ir vertinti, nes labai dažnai laboratorijos nurodo normą 10, 8, o pas žmogų yra, tarkim, 12 ir žmogus apsidžiaugia jų normą, valio. Bet čia iš tiesų yra
ne visai teisinga, kadangi tos normos jos buvo sugalvotos prieš daug metų, kai dar buvo labai mažai žinių apie tą geležies stoką ir jos jau yra pakitusios. Šiuo metu manoma, kad feritino norma, neturint lėtinių ligų, yra bent jau virš 30, kai kurie labai patyrę hematologai sako, kad turėtų būti ir virš 50. Tai, norma šitoje vietoje nesutampa su laboratorijos norma, dėl to norėčiau truputėlį spėti, atidžiau pasižiūrėti tą rezultatą. O ir kaip ir minėjau, truputėlį prieš tai, kad jeigu yra lėtinių ligų, tai tuomet geras tyrimas yra transferino saturacija. Jinai turėtų būti virš 20, kad aš sakyčiau, jog geležies stokos panašu, jog nėra. Jeigu yra mažiau, manyčiau, kad geležies stoka yra. Tai jau tokie 3 pagrindiniai tyrimai, kurie gerai padės susiorientuoti ir aišku, kažkuriam etape matyti vis tiek adekvatu kalbėti su specialistu, kuris jau niuansuose įžiūrės tikrą situaciją. Taip. Austėja, dabar su jūsų pagalba, kai supratom, kaip įsivertinti geležies būklę, tai klausimas būtų apie tą dažnesnę situaciją, kai geležies suprantam, kad trūksta. Na ir kokios korekcijos galimybės, koks čia spektras? Taip, tai kartais žmonės mano, kad yra geležies stoka, tai man reikia valgyti daugiau geležies, daugiau mėsos pavalgysiu, dar burokėlių užkasiu ir bus labai gerai. Tai nors mityba yra svarbi, bet jinai yra svarbi užtikrinti kasdieniam geležies poreikiui. Kaip tik bandžiau vakar pasiskaičiuoti, kiek čia reikėtų suvalgyti kiaulienos, kad būtų viena tabletė geležies. Tai reikėtų, žinokit, suvalgyti 800 gramų kiaulienos. Tai aš manau, kad nei vienas tiek nesuvalgom, prie įprastinio savo valgymo dar papildomai tiek reikėtų, nes to įprastinio poreikio taip pat reikia. Tai šito vietoj norėčiau paneigti mitą, kad lengva statyti tą geležies stoką su maistu. Tikrai taip nelabai išeina. Jeigu jau yra geležies stoka, rekomenduočiau medicininius preparatus. Tai yra 2 labai aiškios kryptis - geriami geležies preparatai arba leidžiama geležis. Su geriamais geležies preparatais galbūt verta paminėti tai, kad kartais jie yra prastai toleruojami. Tai yra tokie nemalonus, bet nepavojingi simptomai, dažniausiai susiję su virškinamuoju traktu, pykinimas, viduriavimas ir panašiai, vidurių užkietėjimas. Tai ką tuomet daryti? Tai vienas variantas - bandyti kitą preparatą, kadangi jų yra įvairių, keisti ir paieškoti galima kelis preparatus. Bet viskas tas užtrunka, aišku. Ir apskritai, kad atstatyti geležies stoką, ypač pagydyti jau geležies stokos anemiją su geriamais preparatais, rekomenduoju vartoti bent 4 mėnesius ir tik po to žiūrėti. Kartais reikia ir 6 mėnesių, ar net dar daugiau laiko. Tai tikrai laiko užtrunka. Ir šitoj vietoj, jeigu norim greitesnio efekto, tai neblogas variantas yra lašinama geležis intraveninė. Džiugu, kad šitoj srityje tikrai per pastaruosius 10-metį padaryta labai daug pažangos. Ir kai anksčiau su ta lašinama geležim būdavo labai bijoma tų anafilaksinių, baisių alerginių reakcijų ir tikrai jų būdavo ir netgi buvo ir keli mirties atvejai. Anksčiau, čia seniai. Tai noriu pabrėžti, kad dabar jau patobulėjus geležies preparatams tikrai anafilaksijos nereikėtų su jais bijoti. Reakcijos, jeigu jos ir būna, tai būna lengvas, lengvai valdomos, kažkokios nepagidaujamos ir greitai praeinančios. Tai tikrai, intraveninė geležis kaip toks greitesnis būdas atstatymui gali būti neblogas. Aišku, čia viskas individualu ir tikrai vieni žmonės mieliau gers tabletes namie, kad ir ilgiau, ypač jeigu jiem nelabai trūkdo ta geležies stoka, o kiti sakys, kad oi, aš jau baisiai čia blogai jaučiuosi, negaliu kentėti, jau ir širdis plaka, ir nuovargis, ir nemiga, ir neramių kojų sindromas, greičiau man kažką padarykit. Tai tikrai čia yra labai individualu ir žmonės turi patys pasirinkti, tiesiog žinodami pliusus, minusus. Bet tokie 2 pagrindiniai keliai. Paminėjus geriamas formas, kas aišku žymiai dažniau ir naudojama, ką galėtumėt pasakyti apie jas? Kokie svarbus dalykai, renkantis ypač, kai dabar yra ir gydytojo skiriamų, ir tokių, kuriuos gali pasirinkti, nes tai papildų formos. Taip, tai kalbant apie geriamas formas, tai jeigu jau yra geležies stoka, visgi reikėtų rūpintis, kad tam preparate būtų pakankamas kiekis geležies. Tai gydymui rekomenduojama nuo 40 iki 100 mg geležies. Iš tiesų įdomu tai, kad galima bandyti gerti kasdien arba kas antrą dieną. Kartais ties kas antrą diena būna mažiau šalutinių reiškinių, o efektas panašus. Tai labai svarbu tas pakankamas geležies kiekis, o tuomet jau yra skirtingi preparatai. Norėčiau paminėti, kad yra dvivalentės geležies preparatai, pavyzdžiui, geležies sulfatas. Ir paprastai juose yra nemažai geležies, gana daug ir jinai gerai yra pasisavinama. Tai šie preparatai tikrai geri,
tais atvejais, kai žmogus juos gerai toleruoja. Deja, šių preparatų minusas yra tas, kad dažnai žmonės juos blogai toleruoja, ką ir minėjau, viduriavimai, pykinimai, vidurių užkietėjimai ir taip toliau. Tokiu atveju galima pagalvoti apie trivalentės geležies preparatus. Jie yra šiek tiek geriau toleruojami, bet šiek tiek prašiau pasisavinami. Tai čia, kaip ir visur gyvenime reikia žiūrėti, rinktis, vertinti, kaip jūsų atveju konkrečiai yra geriau. Yra ir įvairių kitų preparatų, pavyzdžiui, liposominė arba cukrosominė geležis, kuri yra, pagal tyrimus lyg ir geriau toleruojama, gana gerai pasisavinama, bet šie preparatai šiuo metu prieinami Lietuvoje tik kaip maisto papildai. Tai reiškia, jog juose yra šiek tiek mažesnis geležies kiekis, maksimaliai, man atrodo, 28 mg būtent šitoj formai. Tai yra, gal neišreikštai geležies tokai ir visai pakanka, bet labiau išreikštai geležies tokai visgi aš norėčiau šiek tiek daugiau. Yra dar daug įvairių kitų papildų, bet su papildais visą laiką yra taip, kad juose mažokai yra tos geležies. Vaistiniuose preparatuose yra paprastai daugiau, o tas pakankamas geležies kiekis preparate yra svarbus elementas. Ir dar įdomu tai, kad irgi truputėlį pasikeitė žinios, jau anksčiau būdavo rekomenduojama gerti, tarkim, net ir kelis kartus per dieną, 2-3 kartus per dieną. Dabar jau yra duomenų, kad taip nereikėtų gerti, kad maksimum 1 kartą per dieną arba net kas 2 dieną. Būtent dėl mano minėto hepcidino. Kadangi jeigu organizmas pajaučia, kad gavo geležies ryte, užsiveda visas hepcidino mechanizmas ir iš tolimesnio to geležies gerimo 2 ar 3 kartą per dieną jau mažai jos pasisavinama. Taip. Kiek aš žiūrėjau Lietuvos papildų rinkoje, daugiau kaip 48 mg, jau to elementinio, kiek ten reikia, vienai neradau. Tai, aišku, arba liposominis ar neliposominis, kuria ten bebūtų forma, tai taip atrodytų, kad tada reikia, vis tik tai didinti tablečių, kapsulių ar šaukštelių, tų matavimo šaukštelių kiekį. Bet turbūt šito dalyko palikti be priežiūros, taip nesinori. Geriau vis tik tai tarti su specialistu. Gerai. Ir kadangi jau kaip pradžioj pokalbio buvo labai aiškus pastebėjimas apie tai, kad dažnai tai ne vienintelė būklė ir jinai susijusi su kitom, geležies trūkumas susijusi su keliom minėtom būklėm arba ligom arba padėjusiais poreikiais, kas, jeigu žmogus vartoja medikamentus, sukelia sąveikas. Kokios tos sąveikos? Kas tokio dažniausio iš tų populiariausių medikamentų? Taip, tai sakyčiau, sąveikos būna 2 tipų. Vienas tipas yra, kad geležis sąveikauja su kažkokiu kitų vaistu ir, pavyzdžiui, omeprazoliu, čia labai būdinga, ir omeprazolis prastina geležies įsisavinimą. Tiek geležies iš tabletės, tiek geležies iš maisto. Kitas svarbus tipas, jog atvirkščiai geležis veikia neigiamai kažkokį tai kitą vaistą ir sumažina kito vaisto veikimo efektyvumą. Tai čia galėčiau paminėti levotiroksiną, galėčiau paminėti kai kuriuos vaistus Parkinsono gydyti, levodopą, karbidopą, taip pat nemaža dalis antibiotikų. Tai aš, pavyzdžiui, kaip gydytoja tikrai visų vaistų nuoširdžiai neprisimenu, nes jų yra labai daug. Tai aš šitoje vietoje rekomenduočiau tiem žmonėm, kuriem kyla tokių klausimų dėl vaistų, ar jie yra suderinami, yra specialios programėlės internete, kur galima pasitikrinti vaistų suderinamumą. Čia, pavyzdžiui, toks yra Drug Interactions Checker. Internete tiesiog įsivedat į Google, susirandat tą nuorodą, surašot savo visus vaistus ir jums surašo, kokios yra sąveikos ir ką daryti, kad tų sąveikų išvengti. Tai šitoje vietoje tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai vaistai sąveikauja, tiek geležis, tiek ir įvairūs kiti vaistai ir tinkamas jų suderinamumas, tai yra labai svarbus esminis dalykas, į tą reikėtų atkreipti dėmesį, pasižiūrėti. Dėkui. Nes tas tikrai labai svarbus dalykas, nes dažnai skydliaukės sutrikimai ir vartojamas preparatas, pakaitinis hormonas ir tam fone dar koreguojama geležies kiekis ir žmonės ieško patogių būdų išgerti viską vienu kartu arba atitinkamai nesinešti į darbą ir nevartoti. Taip, ir kaip jūs čia pastebėjot, labai dažnai ir būna taip, kad ir skydliaukės sutrikimai, ir geležies stoka, kadangi geležies reikia skydliaukės veiklai. Tai čia būtent tie pacientai, kurie tikrai dažnai gauna abu receptus ir kartais nepilna instrukcija, kaip čia ką vartoti, kad būtų viskas tarpusavėje suderinama. Kad jos atskirti. Taip. Aišku. Gerai.
Tai gal tada kokia dar trumpa instrukcija, kaip tuos tinkamiausių būdų, kaip vartoti geležies preparatus, jeigu jau tenka, kaip išsidėstyti jų vartojimą. Tai šiaip įprastu atveju reikėtų geležį gerti prieš valgį kelios valandos, geriausia užgerti su kažkokia forma vitamino C. Tai čia kartais galvoja žmonės, kad būtinai tabletė vitamino C, gali būti nebūtinai tabletė, gali būti vanduo su citrina, gali būti apelsinų sultis, kaip jums patogu, kaip jums išeina, kaip jums patogiausia. Bet norėčiau paminėti, kad yra dalis preparatų, kuriuos galima vartoti su maistu. Tai nors dažniausiai prieš maistą, bet pasižiūrėkit, ką rašo tam informaciniam lapelį. Jeigu rašo viską, kad galima su maistu, tai vadinasi galima su maistu. Ir ypatingai reikėtų vengti tokių maisto produktų, kurie labai skatina geležies neįsisavinimą. Pavyzdžiui, neužgerti geležies tabletės kava su pienu. Nes tiek kava blogina įsisavina, tiek pienas. Nors tikrai turėtų praeiti bent kelios valandos, ypač, tarkim, tarp geležies ir kavos. Tai tikrai vienareikšmiškai. Koks didelis tarpas. Taip. Labai dėkoju, Austėja, už tokį nuoseklų, išsamų pokalbį, kuriame praėjom viską nuo to, kaip ta geležis patenka į mūsų kūnus, kas reguliuoja jos apykaitą, kaip jį pasišalina ir kaip kompensuoti deficitus. Ačiū. Tai labai ačiū Jums už pakvietimą.